Sveiki jūs mano 60, ne 60. 100. Sveiki jūs mano 160 sveiki. Aš matau, kad pradžią turėsim kaip panašiai sunkiai. Per savo stand-upus tu sakai, kad esi gražus. Jo. Kodėl? Dėl stand-up. Turiu Anglį iš Titanico. Bet užsidariau iš tikrųjų. Per du. Aš dabar nežinau, ką sakyti, nes gali treneris žiūrėti. Nu tai žiūrėk, aš iš karto ir laimiu tada. Šiandien turime antrąją laidą partiją, kur žaisiu laivų mūšį su savo svečiu. Ir mano svečias šiandien bus žmogus, kuris vienu momentu svėrė dvigubai daugiau už mane, bet tada susiėmė, pradėjau sportuoti ir priaugo dar porą kilogramų. Taip, mano svečias yra komikas, tikybos mokytojas Justinas Viseckas. Sveikas. Labas, manai. Taisyklės jau tau paaiškinau. Kiekvieną numuštą laivą bus užduodamas tau tam tikras klausimas. Pradedam? Pradedam. Važiuojam. Aš žinai, ko labiausiai bijojau, kai pas tave čia ėjau. Nu. Kad susimausiu kažkaip dėliodamas arba... Laivus? Jo. Tai tu man parodyk ir aš pažiūrėsiu. Susidėjai. Palauk, tu pabandyk. Aš jau susidėjau. Nu tai tu pabandyk su tokiais riebiais mažais pirščiukais dėlioti. Aš tada tavęs klausiu, ar susidėjai. Nu, noriu pradėti. Gerai. Nu tai žiūrėk, aš iš karto ir laimiu tada. Gerai. D6. Tuščia. Laimėtojau tu. D6. Man tu sakai tą patį. Jo. D6 tuščia. K1. Okei. Pradedam taip. Pataikiai. Smagu. Gerai. Nu tai tada galbūt K2. Tuščia. H6. H6. Na, aš tau galiu pasakyti tokį dalyką. Pataikiai. Rimtai? Oi, kaip mes ankstyvai labai pradėjom. H7. Pataikiai. 8. Nuskandinai mano trivietę. Gerai. Koks yra tavo mėgstamiausias cheat mealas? Oi, pala, sorry, netai perskaičiau. Ką valgai kasdien? Aš dabar nežinau, ką sakyti, nes gali treneris žiūrėti. Labai daug šlamštmaiščio valgau, labai mėgstu. Pavyzdžiui, burgeris mėgstu, pelė kaip. Jo. Ir galiu sakyti, čia brandus. Aš... Nesakyk, dėl viso pikto. Hesburger. Ir važiavam pasirodyti į Plungę ir sustojom kažkur pakelės degaliniai, nesakysiu pavadinimo. Ir ten buvo submarinai ir jie buvo su kitokia duona. Ir man ta pardavėja sako, o čia skanu. Ir aš paragau ir buvo žiauriai neskanu. Su kokia duona buvo? Nu, su tokia, su grūdeliais ten, žodžiu. Tamsi ir su grūdeliais buvo. Suseikroma, ja. Jo, ir man taip kažkaip nusivyliau tiesiog. Gerai, turi šiaip kokį nors mėgstamiausią patiekalą? Jo. Pavyzdžiui. Čečinsko kepsnys? Taip, čia irgi patenka, čia patenka į top 5 tikrai. Okay. Bet čeburėkus žiauriai mėgstu, galėčiau valgyti. Makaronus, čeburėkai, makaronai, čili sriuba. Čeburėkai, makaronai, čili sriuba. Bet labai daug iš čia raidės. Kodėl? Nežinau, bet jo, ir patinka. Okay. Pala. Čili, makaronai ir kas buvo dar? Ir čeburėkai. Čeburėkai, Čečinsko kepsnys. Dar vieną turiu iš čia. Tai mėgsti? Čmakaronai. Čiaubreliai. Jo, ir geriau čebrelio arbatą. Okay. Mes su tam atsimeni, buvom Panevėžy ir valgėm Čečinską ir viskas pabaigė mano kepsnį. Aš tiesiog... Tu nevalgy. Nu, aš tipo suvalgiau, kiek aš norėjau ir toks, nu, okei, jau tipo viskas ir Justinas toks, galiu aš pabaigti tau kepsnį. Ne, ten buvo labai daug palikta, kai žmogus... Kujo, ten kasnis. Negaliu nekasnis, tau. Ai, man, ne, tai tau kasnis, man tai turėtų. Nu, tai man, kažkaip gausi ten nekasnis, buvo ten buvo dar... Nu... Kur čia parodė? Ne. Čia visas kepsnys, tiek. Jis buvo maždaug pusę tavo ūgio. Okei. Tiek buvo palikta. Nu, biškai daugiau. Simonai. Na gerai. Biškai daugiau buvo. Na gerai. Tu man nesakyk. Jo, ir tu šiaip nevalgai cepelinų, girdėjau, ar ne? Kodėl? Man tekstūra nepatinka cepelinų ir kugelio. Aš tiesiog negaliu valgyti. Tekstūra? Jo, tekstūra nepatinka. Aš tiesiog, paragauju ir man, nuo pat vaikystės, kiek aš pamenu, man tiesiog kažkaip, tokia atmetimo reakcija yra, žinai. Jo. Nes negali sakyti, kad tekstūra skanu, neskanu, bet tiesiog nemalonus toks jausmas yra. Tai... Okei. Tu realiai įžeidėjai dabar 2/3 Lietuvos? O jo, aš esu šitą girdėjęs, gal jis ne lietuvis ir panašiai. O šiaip pats gaminė, ar tik valgai?
Čia tokia skaudi tema, čia labai nepatogus man klausimas iš tikrųjų. Nemėgstu aš gaminti. Esu pagaminęs per gyvenimą, nu ten tuos viengungiškus patiekalus, žinai, moku dešrelės išsivirti, kiaušinį išsikepti. Užsipilt makaronų sriubą. Taip. O iš rimtų patiekalų, jeigu neskaitysim makaronų, žinai, ten, tai esu 2 tik pagaminęs, kiek dabar atsimenu. 2 patiekalus. Jo. Kokie jie buvo? Iš čia raidės irgi. Nebuvo iš čia. Vienas buvo rizotas, va, Aha. o kitas buvo, kaip vadinasi tie meksikietiški patiekalai, tortilijos, va, tortilijos buvo. Tai mano 2 tokie, kur aš atsimenu rimčiausius jau, žinai. Okay. O paskui. Šiaip turėjom? Užsidarėjau. O šiaip turi mėgstamiausią virtuvę? Jo, manau, kad tai būtų 2 yra. Tai yra italų ir meksikiečių. Okay. Tai, nu, lyginant, kad aš, pavyzdžiui, ten iš kitų virtuvių ten gal po 1, po 2 patiekalus išsirenku. Tarkim, meksikiečių galiu ten daugiau patiekalų tikrai pasakyti, arba italų patiekalų, nu, man nesunku įtikti šitose virtuvėse. Ja. O tau šiaip, man atrodo, nesunku įtikti. Nu, jo, su maistu, jo. O šiaip yra kokia nors virtuvė, kurios nemėgsti? Azijiečiai kokia? Ne, šiaip labai įdomu, aš anksčiau azijiečių virtuvės nemėgdavau dėl to, kad man būdavo, nu, kažkaip tas... Tekstūra. Ne tekstūra, ten būdavo, kad, nu, tipo, čia kažkas net yra minėjęs šitą dalyką ir aš, man atrodo, tą patį jausdavau, kad valgai ir tarsi, nu, tas saldu ir nesaldu, žinai, Aha, tipo, jo, nu, kur jo. mėsa, bet saldi. Jo. Tai man šitas dalykas kažkaip nepatiko, bet paskui aš, ar, kaip ten sako, užaugau, nežinau, nu, taip, pradėjau patikti, tada... Labai jau, tu vis dar augi šiaip. Jo. Neaugu, aš plečiuosi. Plėtiesi. Jo. Augti jau nebeužaugus. Jo, okei. Galim tęsti šauno antrą. B2. Nagi, tuštuma. Tuštuma. Čia kaip skamba kaip tavo pasirodymai. Kaip tu drįsti. Bum. Rausit. Jo, tai pradės smirdėti, paršiukų keptų. Gerai. Arba visilsku tiesiog. Gerai, dabar žiūrėk, aš tave nori sunaikinti. Nu. Žiūrėk. J1. Pataikai. Žinau. Na kągi, pabandykim dar vieną. I1. Turim, visiškai. Yes. Tai pala, aš dabar noriu tavęs paklausti, gerai? Pasakyk man paskutinį filmą, per kurį tu verkei nuoširdžiai. Nebuvo man to tokio. Bet pagalvojai, taip. Pagalvojau, jo. Tikrai nebuvo jokio filmo, per kurį verktum. Dėl susigraudinimo tai yra tikrai buvę. Bet kad tipo verkčiau emocionaliai, tai ne, man atrodo. Pas mane yra, mes kalbėjom apie šitą, kai važiavom į pasirodymą, kad aš labai seniai verkiau šiaip. Jo. Tai va, emocionaliai va taip pat būtų, tai nepasakyčiau, žinok, neatsimenu. Tikrai esu susigraudinęs, bet kad Nu gerai, susigraudinęs per kokias. Nu tai gerai, tas pats, tas Hačiko, bet aš dabar galvoju, paskutinis koks buvo. Gal Oppenheimeris, nes labai patiko sprogimas man. Ne, šiaip tai galimai kažkas va iš šitų filmų tikriausiai. Gal Hačiko, bet aš jį labai seniai mačiau, tai žinok, aš tiksliai negaliu pasakyti, bet esu tikrai susigraudinęs, bet neverkęs, man atrodo, gal ne, arba neatsimenu. Drįsiu tavęs tada paklausti dėl sprogmenų, tai yra E2. Tuščia. Ai, na tai tada gerai. F3. F3. Nagi, ir tu prapyliai pro šoną. Gerai, nu dabar aš žiūrėk, va taip imu ir pataikau, taip iš niekur nieko. Nagi, tai aš gerai. jau C11. Blemba. Rimtai? Nu, pataikai. Ai, geras. Geras. Nu gerai, tada pala, nu tai E11. C11, E11. Nu, žinok, E11 tai tuščia. Tuščia. Man keista kaip D11 nešovai. Oi, Nes čia yra, tu per du, per langelį aš peršokai. kažkaip prastai matau. Aš pastebėjau jau. J2. J2 yra absoliučiai tuščia. Bet kas nėra tuščia, aš jau žinau, tai yra B11. Pataikai. Gerai. Ir be jokios abejonės tada A11. Numušiai. Aš norėjau paklausti, Nu. kiek tu per dieną suvalgai maistą?
Įvairiai. Kaip turiu laiko gamintis ir taip toliau. Stengiuosi gamintis visą laiką, bet kažkaip paskutiniu metu, kai yra visai daugiau žymiai veiklos, tai būna, kad tiesiog kur nors į parduotuvę užsakiau užkas, tai labai priklauso šiek tiek. O ką, pavyzdžiui, tu parduotuvį užkast perki? Nes aš, pavyzdžiui, pasakysiu, kad aš ne visada atrandu parduotuvį, eidamas galvoju, pasimsiu kažką užkast, aš ne visada atrandu. Užsakė, tarkim, kokiu baltymų batonėlį pasimė, surelį. Čia saldu labai. Jo, yra šito. O tau nėra, pavyzdžiui, noro pavalgyti stipriau? Dabar kaip mama jaučiu. Jo, yra, bet tai jeigu tada yra noras, tai tada gerai. Jeigu tu turi laiko ir yra noras, tai kažkur, žinai, užsakė. Jo. Tai jo, kai viskas gerai, turiu laiko, žinau, kad pats galiu susidėlioti dieną taip, kaip noriu, tai valgau kokius 4 kartus gal per dieną. 4 kartus? Jo. Šiaip tai dabar, palyginus su seniau, tai labai apmažinęs valgymus. Seniau būdavo, aš vienu momentu lankiau graikų romėnų imtynės ir važiavau į čempionatą studentų į Suomiją. Jo. Ir aš atsimenu, mes varėm pavalgyti su visais tais komandos nariais ir imtynininkai, kurie svėrė ten virš 9 kg ir taip toliau, jie žiūrėjo mane ir sakė, tu švaistai maistą, nes aš tiek pat valgydavau, kiek jie ir mane augdavo svoris. Tai man su svoriu yra tas, kad aš ar valgau, ar nevalgau, jis tiesiog stovi. Visą laiką. Tas pats, turi būti labai kažkas ekstremalaus, kad jis kistų. Ar turi iš vis nevalgyti, kad nukristų, arba turi žiauriai daug valgyti, kad labai jau, kad jau pradėtų šiek tiek augti. Bet tada užtenka kokių 2 dienų, kada šiek tiek prašiau valgai, ir tada vėl grįžti į tą pačią. Tai aš cepelinus su ledais galiu valgyti naktį, man jokio skirtumo visiškai. Aš taip norėčiau tavo... Mama skambina. Mama skambina? Jo. Atsiliep, gal reikia. Labas. Aš žinok, mamytė, filmuoju dabar, tai nelabai galiu, nebent turi kažką... Tai kai būsi laisvas, atsimyk, kad mamai. Gerai, mamytė. Gerai. Iki. Atsimink. Reiks atsimint. Ką aš atsikau? Ai, kad valgy cepelinais. Jo. Kaip tu su šeima sutari gerai? Gerai. Ne, mes gerai sutarėm, man kažkaip patinka. Aš ir šiaip daug sentimentų Panevėžiui turiu. Man visada ten gerai grįžti. Nebuvo nei karto, kad aš ten, pavyzdžiui, važiuočiau ir sakyčiau, kaip nenoriu į Panevėžį grįžti. Man patinka ten. Kažkaip ramiai jaučiuosi. Ok. Ką, šok toliau. Gerai. Kol kas tai čia man sunkiai, vėl prieš Vizgį pralaiminėjau iš karto nuo pradžio ir dabar šitam tas pats. Bet pala, į 8, bet tikrai nebus nieko. 8 tuščia. K1. Žinai, ką aš tau pasakysiu? Tavo K1 yra. O, K2. Yra. K3. Nuskandinai. Tu kolekcionuoji dalykus. Ne, kaip čia dalykus labai taip pasakyti. Tu labai daug skirtingų. Ne, aš kolekcionuoju knygas su autografais. Okei, kokius turiu? Nes mes prieš pat filmavimą, Justinas Visickas, kaip keistai tave vardu ir pavardė. Prieš pat filmavimą Justinas statė ant vienos knygos ir bandė ją laimėti ir laimėjo. Taip, tai buvo Jono Meko knyga apie rajoną, kuriame jisai buvo įsikūręs Amerikoje ir gyveno, ir ta knyga yra su jo parašu. O šiaip kokių dar knygų turiu? Iš tokių įdomesnių. Nes aš įsivaizduoju, kad tu labai daug turiu. Tai turiu, mano turbūt širdžiai viena mieliausia, tai yra Tom Segura knyga su autografu. Čia yra Tomas Segura yra komikas, vienas Justino mėgstamiausias, kas labai keista. Mėgstama. Kas labai keista, nes jūsų stiliai labai skirtingi. Jo, bet jisai mes, kažkaip sakau, mes tada, kai buvom gyvam pasirodyme, tai aš, nežinau, man trūksta žodžių iki šiol kažkaip pasakyti tą jausmą, bet čia buvo vienas geriausių dalykų. Tai va, turiu Kevino Harto knygą su autografu, turiu knygą, kurią pasirašė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Čia neseniai gavai, ne man atrodo. Ne, jau senokai. Ir turiu knygą, kurią pasirašė prezidentė Dalia Grybauskaitė. O dar apie kolekcionavimą, dar turi kokią nors? Su autografais aš turiu ne vieną. Šiaip ką turiu, kas tau yra? O tu konkrečiai kažką nori sužinoti? Ne. Gerai. Gal. Aš žinau. Ne, aš... Turiu Anglį iš Titanico. Va, okei. Aš žinau. Priėjom pagaliau. Aš žinau, jo, aš žinau. Kaip tu
sugalvojai ir kaip tu įsigijai Anglį iš Titaniko? Nu, aš esu Titaniko geekas nuo 2 klasės, gal aš ten domėjausi, nu, absoliučiai viskuo ten nuo ten tos pagrindinės dainos iš filmo, nu, čia buvo viena iš tų pirmesnių inspiracijų, ar šiaip kažkuris kūrinys buvo iš to filmo, ir paskui pradėjau domėtis, kas tas Titanikas, tada ten pradėjau, atsimenu net, žinai, ten, nu, va, ankstyvieji 2000-ieji, aš ten tiesiog iš interneto kopindavau ten paveikslėlius, ten nuskendusią Titaniko į Wordą, tiesiog dėdavau, žinai, arba ten iš filmo to Titaniką, žinai, vaizdus ten ir, žodžiu, bandžiau pats versti tą dainą pagrindinę. Versti? Jo, iš anglų į lietuvių kalbą, tai labai prastas dabar vertimas, nes aš visiškai tada anglų dar nemokėjau gerai. Tai va, nu ir kažkaip atsirado galimybė tą Anglį įsigyti, kuri buvo ištraukta vienos ekspedicijos metu ir aš galvoju, nu kažkaip man toks visai, nes man patinka dalykai, dėl ko aš ir autografus kolekcionuoju, pavyzdžiui, nu knygas autografais, nes aš žinau, kad nu, tai yra arčiausiai, kiek tu gali, pavyzdžiui, būti to žmogaus, arba arčiausiai, kiek gali būti to, sakykime, nu, va, laivo konkrečiai, ar ne, ir panašiai. Tai man atrodo, čia žiauriai fainas dalykas yra. Nors ne visiems taip atrodo. Kaip tu įsigijai? Čia aukcionas kažkoks buvo? Ar ne, yra oficiali parduotuvė šitam reikalui ir aš tiesiog įsigijau. Aš per visą gyvenimą esu paėmęs vieną kartą parašą žmogaus. Man atrodo, esi man pasakas, bet aš nepamenu. Nepameni? Ostapenko. Jo, dabar prisimenu. Jo, kai buvau mažas, nežinau, gal kokių 7 metų, kažkaip jis Šakius koncertavo ir atsimenu, kažkaip ėmė visi parašus ir aš galvoju, okei, taip turi būti. Ir aš tiesiog nuėjau ir paprašiau. Ir dabar jau nerašiau, bet žiauriai norėčiau surasti, kur tas parašas. Bet tau, pavyzdžiui, nebūna irgi, tarkim, kai kur nors pasirodo ir žmonės ateina su tavim nusifotografuoti, bet nežino, kas tu esi, bet tiesiog eina todėl, kad... Su manim neeinat nusifotografuoti. Neina? Ne, buvo atėję porą kartų, bet nėra buvo taip, kad ne, žinai, aš jaučiu galėčiau suskaičiuoti, kiek kartų su manim nusifotkino ant vienos rankos pirštų. Tai, žinai, jau jeigu kažkas nori, tai vadinasi šiek tiek žinau. Jo, aš dar pažiūrėsiu, ar kažką turėjau prie šito. Šiaip įdomu šitas klausimas. Patiko klausimas? Aha, labai patiko. Gerai. Galim dar prastęsti, jeigu nori. Ar dar... Galiu nebent pasakyti, ką anksčiau kolekcionuodavau, bet nežinau. O ką? Akmenis kolekcionuodavau. Tiesiog paprastus, ar iš kažkur... Ne, tiesiog man būdavo didžiausias džiaugsmas, tarkim, ten, nu, nuvažiuojam Daržūrą vietą, ne? Ir ten yra, pavyzdžiui, akmenų krūva. Nu, ten gal žmonės iš Daržų jos surinkę yra ir panašiai. Ir aš tiesiog atsisėsdavau į tą krūvą maždaug arba vaikščiodavau aplinkui ir tas akmuo, kuris man būdavo gražus, man yra pasakoję tėvai, kad kažkada aš gal tokio dydžio akmenį, žinai, norėjau parsivežti namo į Panevėžį ir sako, grįžom namo, nu, į Panevėžį iš kaimo, sako, pradaro duris. Ir sako, tas akmuo net šiltas buvo, žinai, nes aš laikiau jį. Tai va, tai kažkaip man labai patikdavo. Nežinau kodėl, bet labai mėgdavau akmenis. O tu ką nors kolekcionuodavai šiaip? Gerus atsiminimus. Ne, aš kažkaip gal kolekcionuoti ne. Gal galima sakyti, kad vienu momentu kolekcionavau vietas, kuriuose gyvenau. Nes man pavyko 5 skirtingose šalyse gyventi, tai va, mano kolekcija buvo. Prašau, nežinau, ar galėsi šitą dėti, žinai, ką dabar prisiminiau. Nu. Kaip tu mane apgavai? Kada? Su Turkija. Nu, papasakok iš savo pusės, galėsim įdėti. Aš atsimenu, kaip tu mane apgavai, kai pasakai, kad išvažiavai į Turkiją. Ne, kad tu tiesiog nusipirkai bilietus ir išskridai. Jo, taip, buvo taip. Aš buvau jau Turkijoje, man atrodo, ir mes susirašėm. Ir tu paklausai gal, kur aš esu. Ir aš parašiau Visickui, kad vakar labai prisigėriau ir atsibudau Turkijoje. Ir Visickas, ką, kaip taip gali būti. Ir aš paskui visą laiką man tai būna. Aš sakau, visą laiką prisigėriu, aš kitą dieną atsibundu Turkijoje. Jau sakau, aš turiu viešbutį, kur visą laiką nuvarau, sakau, visą laiką tai būna. Ir Visickas patikėjo. Ir kokias, nežinau, 7 dienas tu tikėjai iš tų dalykų ir po kiek laiko susirašėme ir aš vis dar buvau Turkijoje, tada buvau projekte ir Justinas sako, tu vis dar ten, kas nutiko? Ir man labai buvo smagu pamatyti, ant kiek tu patiklus esi. Kur aš tiesiog gulėjau lovoje, atsimenu, tu man ryte parašėjai. Ir aš galvoju, nagi pabandom. Ir viskas pavyko. Nu, mane apgavo tie istorijai, žinai, kurios tu įsikėlė turbūt jau palaiko. Gal? Nu, galbūt, nežinau. Jo, ne. Ok.
Mano eilė iššauti ar tavo eilė iššauti? Nebeprisimenu. Varyk to. Gerai, nu ką, tai gal tada pabandom, žiūriu, čia visur taip tuščia. Aš jums viduriuką F5. Vėlgi norėsiu pasikartoti, kaip su Visgirda buvo 6 viduriukas, nes 11 skaičių. O aš sakiau ką, F5? Jo. Bet nu nieko. Ne, tai bet F tai yra vidurys. F tai taip, bet 6 yra vidurys, o ne 5. Nes 11. Taip, aš suprantu. Aš nesu pats tiksliausias tiksliukas, bet... Pats tiksliausias. Ok, aš tada šaunu. Aš kažkaip manau, kad F11 gali būti. Na, tavo manimas yra visiškai bereikšmis. Ok. Stipriai pasakiau, ne? Gerai, bet A8 tikrai turėtų kažkas būti. Jo, yra. Rimtai? Taip. Bet tu kažkodėl, kaip pasakai, važiuok, dabar bus. Arba ten turėtų būti. Ir pataikai. Gerai, tu. Gerai, aš manau, kad A7 turėtų kažką turėti. Pataikai. Puiku. Iš tavo nuotaikos suprantu, kad čia kažkas vyksta. Gerai, pala. A6. Jo. Su kiekvieną akimirką tu vis liūdnesnis. A6, ar ne? Ir na. Aš dabar galvoju, kaip čia reikės sueditinti, kad aš laimėčiau. Aš tikrai pataikysiu į A9. Jo, numušė. Wow, senė. Gerai. Jo. Gerai, aš nežinau, kiek žmonių tavęs to klausė, tokio tradicinio klausimo. Kodėl tu stand-upini? Aš vaikystėje, man atrodo, aš žiūrėdavau to kaip to Jimo Carrey filmus. Jo. Ir man tada buvo, kaip aš norėčiau irgi kažką su komedija, nes jis man labai patiko, jis tiesiog buvo juokingas. Ir man čia pirmą kartą šovė į galvą, kad aš norėčiau kažką su komedija, kai buvau vaikas. Tada ilgą laiką tai dingo. Ir aš vėl komediją atradau, galvoju, gal su Gabriel Iglesias. Jo, tada atradau, čia nežinau, kelinti buvo metai, kokie 16 gal, ar 17, ir tada vėl pradėjau šiek tiek į komediją žiūrėti, ir tada atradau Chappelle'ą, atradau Andrew Schulzą, ir tada pradėjau suprasti, okei, aš noriu išbandyti komediją, ir užlipau pirmą kartą 19 metais Amerikoje. Ir sugalvoju, manęs visi čia nieks neprisimins ir taip toliau, tai galima bandyti. Ir užlipau tada Amerikoje ir tada po valandos lipau jau kitam open mic'e. Jo, tai per pirmą vakarą gausiu du open mic'e. Tai pirmoje vietoje gana neblogai pasirodžiau, pasijuokė publika, o antroji buvo viena didžiausių bombų mano gyvenime. Vis dar dabar jaučiu, niekad nebūsiu permušęs tos bombos. O tai tylėjo žmonės tiesiog? Tylėjau ir ten vieta buvo nepritaikyta stand-upui. Ten visų pirma nėra jokios pakilos, ten tiesiog visur lygu, žmonės aplink barą susėdę ratu ir nuo tavęs nusisukę. Ir kokį 2 metrai į šoną žmonės tiesiog mėtų į smegenį. Ir tu tokiam sąlygom turi pasirodyti. Ir pridėk viso priedo, kad kokia bare yra 13 žmonių. Tai čia buvo didžiausia mano bomba, man to gyvenime. Bet man kažkaip pradeda, kuo toliau, tuo labiau patikti tokios labiau wild vietos, kur tipo, šokia neįdomu, ar kažkas nesijuokia, ar, nežinau, man kažkaip pradeda po truputį patikti. Bet kodėl tu matai tą kaip iššūkį kažkokį? Kažkas kito gal, įdomiau. Jo. Man atrodo, gali būti, kad taip. Žinoma, labiausiai tai patinka, kai viskas smooth eina, kai publika juokiasi, geri bairiai, kai publika labai gerai tave reaguoja, bet man visai pradeda patikti ir tos biškiai keistesnės vietos. Tai žodžiu, mėgaujasi abiem poliais. Jo, bandau. Čia normalu. Kaip nežinau ar normalu, bet smagus. O tau kaip, pavyzdžiui, sunkios publikos, hekleriai ar taip toliau? Sunku, aš dabar turėjau vienam mieste pasirodymą. Ir buvo labai sunku, nes irgi buvo žiauriai nedaug žmonių. Ir buvo gal 5 žmonės, kurie belė kaip garsiai kalbėjo, žiauriai garsiai kalbėjo. Ir ten, jeigu jie nekalbėdavo tarpusavį, tai bandydavo man kažką sakyti. Tai ir tas vyko realiai viso pasirodymo metu. Kuriam iš mieste? Ar nenori sakyti? Nenori sakyti. Ar tai iš P? Ne. Okay. Ne. Tai va, ir man kažkaip Paryžiuje esu pasirodęs. Jo? Ne. Prasideda, aš apgaudinėjau, tai dabar tu mane pagalvojau. Tai va,
Tai jo, tai ten buvo gal pastaruoju metu sunkiausias turbūt buvo pasirodymas, kokį turėjau. Nors gal ir ne pats blogiausias, bet sunkiausias, tai vienas sunkesnių. Okay. Bet labai po jų išeina užaugęs po tų tokių pasirodymų, kur tipo, aš turėjau ką tik labai blogai ir dabar, nu, tipo, kas man gali dar blogiau būti. Jo. Gali. Bet jo, tam darbe gal. Jo. Nes jo, bet kitą dieną mes važiavom, ne kitą dieną, bet dar kitą dieną važiavom į kitą miestą ir tada viskas išsilygino ir buvo labai gerai. Okay. Tai kažkaip, jo. Nu, žinai, daug kas turbūt nuo daug ko priklauso tas dalykas. Kaip tau pasiseks, kaip negali visko, kaip ten sako, liaudis užmauti ant vieno kurpaliaus. Okay. Nu ką, varyk toliau. Turėtų būti, manau, kažkodėl taip įtariu, 7 ir E7. Nesąmonė čia yra. Čia yra nesąmonė. Čia visas žaidimas yra rigged. Nu gerai, tada E8. Tuščia. A2. Pataiky? Yes. Pataiky. A2 yra. 3. Yra. 4. Ir tu mane užmušai. Gal 3 vietas. Jep. Tu per savo stand-upus vis sakai, kad esi gražus. Jo. Kodėl? O, kaip skaudė. Pala, iš naujo sureaguosiu, gerai. Nes aš esu gražus. Pasižiūrėkime mane. Ne, šiaip tai... Bomba. Ta. Ne, Dar jau taip sveikia. aš manau taip. Tu turi... Ne, pala, kažką nesąmonę dabar pasakysi. Kaip tu nori? Sakyk, ką nori. Ne, aš kodėl aš Gal sakau... būtinai paliksim. Kodėl aš sakau, kad aš esu gražus per stand-upus? Jo. Tai pirmiausia, todėl, kad aš nesu gražus. Ir tai sukuria tą... Iliuzija. Nu, ne iliuziją, bet kaip vadinasi, kai tu kažką... Manifestuoji. Ne, nu, kaip tipo toks, kur, žinai... Nu, kad juokingai iš to pasidaro. Ai, Nes okay. žmonės akivaizdžiai mato, kad aš nesu gražus, ne? Nu, tipo... Taip. Tai, žinai, kažkaip tikėjausi to pritarimo, gal kitokio, bet, nu gerai, nesvarbu. Aš čia paskui. Okay. Dar tikrai turėjau. Palauk, aš nebaigiu dar atsakyti. Ai, dar nebaigęs. Tiesiog ašaros nusišluošiu į tavo balsą negali. Tai Galvoju, kodėl ypač. Jo, tai vienas iš tų dalykų yra, kad aš tikrai nesijaučiu gražus ir man atrodo, kad juokinga, kai aš sakau, kad aš gražus. O kitas dalykas gal yra Liūdna labiau, bet nu jo. Tu simatai. Nu. O kitas dalykas tai yra, kad aš gal kartais, nežinau ar taip yra buvę, bet gal kartais aš noriu perduoti tą žinutę, kad nu, mes esam šiaip gražus, nu, kad turim matyti savyje kažkokį grožį. Žinai. Nes žmonės labai dažnai sako, oi, tu negražus, tas nepatinka, pažiūrėkite mane. Jeigu aš būdamas storas, retabarzdas, galiu pasakyti, kad aš esu gražus, Nu. tai gal ir jūs galite pasakyti, kad jūs esate gražus. Okay. O šiaip tu sportuot dabar pradėjai. Jo. Kaip sekėsi? Pala. Pradėjau sportuot ir man žiauriai patinka. Ką sportuoji dabar? Nu, aš su treneriu tiesiog daugiausiai su savo kūno svoriu dirbu. Tai va. Kas labai daug yra. Kas labai daug yra. Jo, labai džiaugiuosi, mano treneris žiauriai kietas yra, nes, nu, tikrai apsimt mane treniruoti, žinai, yra. Nu. Tai va, Jau vien apsimt yra ką veikti. tu čia... O tai daugiausiai boksą? Ne, boksas būna tik tai... Nes tau patinka šiaip Jo, boksas, man kiek boksas žinau. žiauriai patinka. Ir man ten būna daugiausiai kardio pratimai su boksu. Bet šiaip tai viską, nu ten svorius kilnojam, tada ten kažkokius tempimo pratimus ten darai panašiai. Nu sakau, bet aš šiaip žiauriai patenkintas esu, nes man niekad su sportu nepavykdavo. Nu, kaip galima suprast. Ir ten pradedi, atrodo, lankyti kažką, patinka, ir tada vis tiek meti. Eini į sporto klubą. Į sporto klubus aš kompleksuodavau eiti, nes vienintelis dalykas, su kuo aš ten mokėdavau sportuoti, būdavo bėgimo takelis. Tai žinai, Okay. Nu, toks nesąmonė. O kodėl pradėjai sportuoti? Nes... Pamatėjai, kad net juodos spalva tave storina? Čia tau, bairzi. Aš visą laiką taip pristatydavau ant scenos prieš stand-upus, kad pasitikti žmogų, kurį net juodos spalva storina. Taip. O aš sakydavau, kad atrodo kaip užkandis. Jo. Bet kodėl aš pradėjau sportuoti, man paskutinį gal, nes man šiaip neveikia tos, nu, kai žmonės ten, pavyzdžiui, sako, oi, susijimk, ten sportuok, dar kažką, žinai, neveikia man. Neveikia ir kai aš savo sakau, kad oi, gal reiktų pradėti. Kas suveikia,
Tai geriau pas gydytoją ir pasakė, kad su sveikata jau problemos yra. Liko 2 metai. Jo, su pusė. Su pusė. Prašyčiau. Ai, nu tai dar pusmetį dar fiksuoju. Jo, dar pusmetį galės. Okay. Tai va, ir tada supratau, kad jau tada viskas. Nes net kai gydytoja šiaip kalbėdavo, žinai, motyvuojančiai, kad oi, čia reikia, žinai, prisižiūrėti, aš kažkada jo, tai galbūt. Bet jau tada, kai pamačiau konkrečias sveikatos problemas, tai tada... O, kokias pamatėjai? Surėbėjusios kepenys ir kasa. Ai, aha. Okay. Kažkiek kvieskite daktarą. Man tiesiog įdomu, kuo sergi. Kuo tu sergi? Žinai. Aš manau, kad kažkas gali būti C11. Taip, pataikiai. Opa. C11 tu Pagaliau. pataikiai. C11, tai tada D11. Ir tu vėl pataikiai. Ir tada E11. Na ir tu nuskandinai dar vieną. Bet aš mano visus trivėtį. triviečius Jo. žinau. Jo. Kodėl to taip mango patinka? Nežinau, bet man mango iš vis yra ta grupė, kur... Nežinau, nu aš jos gal dėl to, kad kažkiek vaikystėje, žinai, nu, būdavo ten klausomasi ir aš atsimenu, net tokį prisiminimą turiu, va čia vėl su autografais bus susiję, aš labai norėjau eiti mango koncertą, bet susirgau. Ir, žodžiu, aš ten net savo dienoraštį parašiau, žinai, įrašą, kad ten negaliu eiti mango koncertą, nes susirgau, ten, nu, liūdnas toks įrašas buvo. Bet man tada mama parnešė, aš turėjau tokią autografų knygutę ir man parnešė ir ten buvo autografai. Ir ten buvo mango eiks. Tai va. O kodėl man patinka, aš nežinau jų muziką, bet aš klausausi. Bet tu vis dar nebuvęs jų koncerte, ne? Ne. O jie dabar daro, ar ne arenas, ar ką daro? Ne, dabar daro... Turą kažkokį. Jo, daro turą ir žinai kaip buvo. Aš ten į vieną nespėjau, į kitą kažkaip irgi ten gavos, kad nusprendžiau nebevykti ir aš galvoju, nu gerai, praėjo. Ir važiavau kažką su Boltu namo ir sako, vėl mango koncertuos, tipo, dabar gruodžio 29 dieną. Jo. Ir aš galvoju, gal čia ženklas, žinai. Nu, tai gal nuvaryk jau. Nes Kaune koncertuos. O tu, nu va, perki Jono Meko knygą, su jų mango nenuvarai koncertą. Nu jo, reikia susimastyti. Reikia susiimti tikrai. Šiaip labai įdomu, nes aš jų klausausi, bet playliste nei vienos mango dainos nėra. Pavyzdžiui, mano Spotify'aus playliste nei vienos dainos nėra. O kas yra tavo playliste? Šių metų top atlikėjas buvo Eminemas, kas mane biškai nustebino. Okay. Nu, man patinka, bet aš tikrai neklausau labai įvairių jo dainų, aš klausau tas labiau tokias klasikinės, žinai. Tai va, ir Ba Iliuzija visada patenka dabar, nu kaip visada, jau antrus metus iš eilės patenka į sąrašą. Tai va, iš tokių, kur populiaresnių. Bet šiaip aš mėgstu ir tokią ramią muziką, ten FC Baseball, arba pavyzdžiui, man labai patinka Atika grupė. Aha, jo. Okay. Ką tu klausaisi? Dabar ką klausausi? Dabar tai manęs. Šiaip tai labai įvairiai. Paskutiniu metu vėl grįžau prie The Neighborhood. Tiesiog kažkaip labai dažnai įsijungiu. Šiaip į Lietuvos atlikėjų, tai kas patinka Hiperbolei ir Mateo grįžta dabar turui, tai jau nusipirkau bilietą. Aš nežinau, kada išeis šitą laidą, bet nupirkau tėvam bilietus irgi. Ai, okei. Tai va, man Hiperbolei šiaip iš Lietuvų patinka, Sindikatas labai patinka. Kernagis patinka, Solo ansamblis iš tokių naujesnių patinka. Bet tavo taip ir irgi varijuoja, žinai, pavyzdžiui, nuo Sindikato iki Kernagio, kur skiriasi stiliai. Taip. Man, pavyzdžiui, kas dar labai patinka, labai keistai bus klausys, bet Keistuolių teatrų tos dainos. Ar ne? Jo, aš ilgą laiką labai jų klausydavau, man nežinau kažkaip. Bet žinai, gal dėl to, kad tu užaugusiam, nes čia taip pat kaip su Telebimbam dainom, žinai, yra daugeliui, kad patinka, nes mes ten užaugom ir ten žinai. Aš ten su geltonų plytų kelio pasaka, tai visiškai visą vaikystę priklausiau. Kažkaip pagalvojau vieną akimirką, kad sakys, kad apie geltoną atlikėją, nu kad... Galima. Jo, tai, o šiaip dar, kas man jaučiu viena iš labiausiai nuklausytų dainų, nu, kaip, gal ne taip sakyti, labiausiai klausoma mano daina, tai Free Fingos Ant bangos. Ne? Jo, žiauriai patinka. Labai gera, man kažkaip rezonuoja. Prašau. Man irgi būna tokių dainų, kur įsijungi ir per kartą gali labai daug kartų suklausyti. Pavyzdžiui, tai buvo su FC Baseball Tu bloga. Yra tokia daina, Tu bloga. Gal taip reikia kirčiuoti. Tu bloga, tai biški taip nuotys skamba. Tu bloga, tai... Tu bloga. Tai va, tai irgi atsimenu, aš kai ją išgirdau, aš ten, nu nežinau, kiek kartų pervariau, žinai, vieną po kitos, tipo, kartus tos. Tai kažkaip buvo toks. Į kieno koncertą tu dabar labai norėtum nuvažiuoti? Į
Hiperbolės. Hiperbolės. Jo. Okay. Visą laiką noriu į sindikato. Jo. Jau nežinau, kiek kartų buvęs ir tikrai dar belie kartų varysiu. Jo. Į Hiperbolės labai noriu. Labai noriu į solo ansamblio koncertą. Niekada nebuvau, bet girdėjau tik gerus dalykus, tai va šito žiauriai norėčiau. Abudu visą laiką patinka nueiti, nes iš mano, žinai, dar to pačio krašto. Tai, jo, man atrodo, šitie va būtų. O tavo dabar... Mes buvom dabar Atikos koncerte paskutiniam, tai buvo nerealiai geras, nes jisai su styginiu, dabar galvoju, ten buvo trio ar kvartetas, žodžiu, koncertavo, tai išnešė stogą visiškai, buvo labai labai faina. Buvo vienas geriausių koncertų, žinai. Okay. Tai va, o šiaip iš atlikėjų, tai gal man dabar būtų. Jo, kurį eičiau. Ką, toliau šau? Varom. D1. D1 absoliučiai tuščia. Gerai, aš dabar noriu pabandyti gal į D7. D7 pataikė. Nagi. D7 ir, tai tada C7. Numušė. Yes. Trivietis. Jo. Ką, išsilyginom? Išsilyginom. Aš jau buvau perimas iniciatyvą truputį. Valgyt užsinorėjau iš tikrųjų. Šiaip nuoširdžiai tikrai. O mes eisim paskui pavalgyti? Galim. Ai ne, aš varysiu fotkinį. Ai, tai galim kur nors greitai į kokį Makausą. Taip. Okay. Turiu klausimą. Ar kai buvai Kanadai, tau yra tekę bėgti nuo meškos? Taip. Rimtai? Nu kaip tekę bėgti? Geriausia nebėgti. Bet yra, kai pirmą kartą sutikau mešką, tai buvo iškart pasąmonės dalykas, kad iškart pradėjau bėgti ir tada buvau atsiminiau, kad negalima bėgti. Tai tada sustojau. O tai tada jinai nueina ar kaip? Jeigu tu bėgi, tai jos yra instinktas vytis. O jeigu stovi vietoj, tai čia kalbu apie juodasias meškas. Jo. Tai ji šiaip yra baili juodoji meška. Jei užtenka pamatyti ir išgirsti tave ir ji jau, okei, man čia negalima būti vadinasi. Jo. Tai yra ne kartą, kaip į mane bėgo tiesiog meška, buvo per vieną dieną 2 kartus bėgę. Tai pirmą kartą, kai bėgo į mane, tai buvo irgi tas instinktas bėgti, bet tada greitai supratau, kad okei, reikia reikti ir iškelti. Ar jums ir tas veikia, tipo? Jo. Tai jos pamato, kad tu ten esi ir nebėga. Jeigu į tave bėga, vadinasi, nežino, kad tu ten. Jo. Tave tai pastebėjo tikrai. Bet šiaip tai, jo, čia yra taisyklė iššaukti ir paatrodyti kuo didesniam. Geras. Aš šitą iš Simpsonų esu girdėjęs. Ai, va, Simpsonai pasirodo reikia kažko išmoko. Šiaip tai jie daug ko išmoko. Pavyzdžiui, aš tikrai nuoširdžiai daug dalykų. Tarkim, iš kur aš žinojau, man atrodo, kad ir Hamletą kokį elementariai. Plius, minus, tai iš Simpsonų irgi, žinai, atsimeni, tam tikrus dalykus ten arba dar kažką. Iš tikrųjų, jie labai daug ko išmoko. Man taip atrodo. Ok, galiu šauti toliau. Gerai, aš šausiu toliau D3. What the fuck? Rimtai? Taip. Na kągi, draugužiai, dabar mes galime nugalėti Simono laivą, jeigu aš pasakysiu, pavyzdžiui, C3. Tačiau. K11. Houston, we have a problem. Yes. K10. Tu ir vėl pataikai. 9. Tu ir vėl pataikai. 8. Tai ir palauk. Taip, 8 pataikai. Ir 7. Nešaudyk per daug, tai jau nušovęs. Ai, aš nušoviau, ok. Jo. Gerai. 4 vietas. 4 vietas. Jeigu Dievas, nežinau, ar apsireikštų, nusileistų į žemę ir pasakytų tau nebekurk komedijos, ką darytum? Pirmą tai klausčiau, kodėl nebekurt. Bandyčiau kalbėtis, žinai. Dėrėtis bandytum. Jo, nes šventajam rašte taip darydavo žmonės. Ten, žinai, dėrėdavosi su Dievu. Ten, klausdavo, žinai, ten diskutuodavo. Ir labai daug, iš tikrųjų, ten šventųjų, pranašų, žodžiu, jie dėrėdavosi su Dievu. Ir pavykdavo įsidėrėti? Jo. Ai, rimtai, aš niekada nebuvau girdėjęs tokio dalyko. Jo, tikrai yra pavykę. Ir kai kada ne, bet kai kada pavykdavo. Tai, žinai, aš bandyčiau dėrėtis iš tikrųjų, nes nežinai, ką aš supratau, kad man šiaip komedija yra nuostabiausias dalykas, profesinė, vadinkim, prasme, ką aš esu daręs gyvenime. Aš turėjau daug fainų darbų, žinai, ten tikrai projektų, visą kitą, bet komedija, man kažkaip tai yra taip brangu ir svarbu, kad aš net nemoku paaiškinti, žinai. Tai yra tiesiog
visiškai tavo džiaugsmas, žinai, kur tu, jeigu tau blogai pasiseka, tai tau nėra taip, kad ten, o ne, metu viską, bet tu kaip tik tada galvoji, žinai, kad pasistengti, jo, reikia pasistengti, išsirašyti, susitvarkyti ir tada vėl lipti, žinai. Jeigu tau pasiseka, tai tu iš vis esi tokioje euforijoje nulipęs, ten, nu, visiškai. Aš atsimenu, vat, kai turėjau geriausius jau pasirodymus, ten, sakykime, nu, ten tų pasirodymų dar nėra kažkiek, ne, nu, bet vis tiek per tuos 3 metus būta. Tai tu, nu, aš net nemoku įvardinti vėl žodžiai, žinai, bet tai yra taip nuostabu, taip gera. Nežinau. Aš atsimenu, pirmus kartus, kai Lietuvoje užžipau, tai iki kokių 5 rytų, tai man atrodo nejau tiesiog užmėgti. Tiesiog gali, nes viskas taip sukėlė yra, kad wow. Taip, absoliučiai. Jo. Okay. O tu, pavyzdžiui, būtų koks nors dalykas, kuris tave priverstų mest komediją visiškai? Jeigu visiškai? Jo, visiškai. Dabar jau nežinau. Seniau būdavo, galvo, mes ir su Deividu, man atrodo, kalbėjom apie šitą dalyką. Jeigu atsiras kažkas, ką mėgstu dar labiau, tai aš manau, aš komedijos savo mes nemesiu, bet apmažinsiu galimai. Jo. Bet šiuo momentu tai kol kas yra mėgstamiausia veikla, tai jie ir užsiimu. Jo. Bet jeigu kažkas, sakau, atrasčiau kažką, tai galimai šiek tiek sumažėtų jos. Jo. Bet šiaip tai manau, kad tęsiu ilgą laiką šitą hobį. Tiesiu toliau. Aš vėl išėjau į priekį ir tavo čia 4-vietis, man reikia pagauti 5-vietį. Jo, pagauk, jei gali. Catch me if you can. Ar tai yra E7? Taip. 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 E8? Ne. Ha! O, tai čia 2 vietos. Ne. Oi, bet kodėl aš pasakiau? Jo, galėjai nesakyti. Eik tu savo. Bet jo, dabar jau aišku, į kurią pusę man reikia eiti. Eik tu savo. Dėkui Justinai tau labai. Gerai. Na, aš toliau šturmuoju ir tai bus E3 tikrai. Pataikė, nušovai. Nušoviau? Paėmė sunkiausią laivą ant vietį. Jo, gerai. Kokį kitą darbą dabar dirbtum, jeigu ne komedija? Kokį dirbčiau? Jo. Ką tu norėtum daryti? Aš čia visai gal norėčiau su muzika kažką daryti. Ką? Nežinau. Nes aš lankiau muzikinę, pasibaigiau ją. Jo. Ir tuo metu man kažkaip muzika labai nepatiko. Ir kažkaip aš ją labai rimtai nežiūrėjau, nes tuo momentu dar visai sportavau, norėjau futbolą užsiimti. Jo. Bet atėjo traumos ir reikėjo mest futbolą, tai aš manau, kad aš kažką gal su muzika visai norėčiau pamėginti, nes kartais nueini į koncertus ir galvoji, kaip pamatai, kaip jie valdo publiką. Ir man atrodo, per savaitę Sifą gal ar Emilis kalbėjo ar kažką, kad irgi jį būtent tas sužavėjo, kad kaip jie valdo publiką ir kad atrodo mes kaip prajuokinam, mes jau tipo sukuriam šiokį tokį ryšį komedijai, bet jie atrodo visai kitam lygiai tai padaro. Ir norėčiau, būtų įdomu tą pajausti ir šiaip man, kadangi labai patinka muzika, tai man atrodo, man visai patiktų kažką. Aš tai labai nejaučiu ritmą, man atrodo, muzikoje. Tarkim, man jeigu reikėtų pagal fonogramą dainuoti, arba ten pritariant gitarai, aš nežinau, ar aš padainuočiau. Ai, okei. Nes kažkaip... Bet tai tau nebūtų reikėję, kadangi tu kunigu turėjai būti. Nu, bet tai aš viską kapelą galiu. Kapelą tai aš... Ai, nu, okei. Galiu, be problemų. Supratau. O šiaip, ką darytum tu, jeigu ne komedija? Ai, nu tai mokytų būtų. Arba mokytojų, arba... Ne, aš sakiau, mano svajonių darbas šiaip yra nu, tipo, yra komedija, tai yra svajonių darbas, bet aš gal kai jau pasensiu labai, tai norėčiau bibliotekoje dirbti. Jo? Jo, čia yra mano svajonių darbas. Aš nieko taip nenoriu, kaip dirbti bibliotekoje. Man tai yra vienas gražiausių, geriausių darbų, kokius galima dirbti. O kodėl tave taip sužavėjo biblioteka? Nu, nes man bibliotekos šiaip yra kaip terapinės vietos. Aš ateinu į biblioteką, aš galiu ten vartyti knygas, pasimti kažką paskaityti, atsisėsti, ramiai pabūti, ten pakankamai tylu yra, žinai, tu ten, tarkim, eini su kokia sunkia kuprinė, žinai, ten sunki striukė, tu ateini, pasidedi striukę, pasidedi tą sunkią kuprinę, ramiai savo vaikštai. Ten esu, pavyzdžiui, kažkada irgi ten kažkokį pasiėmęs, žinai, ten gėrimą, nežinau, kavą gal ar kažką, žinai, atsisėdi ramiai savo geri, ar šerbetą, ten, nu nepamenu, bet skaitai knygą, būni, žiūri pro langą. Nu, tipo, man tai yra tokia žiauriai terapinė vieta. Ja.
Okay. Nebūčiau pagalvojęs, kad... Rimtai aš niekad Jo, nesakiau? Niekad nesakai man to. Jo, čia yra mano svajonių, vienas iš svajonių darbų. Nugi, šok antrą. Gerai, aš tau dabar pasakysiu, vaikeli, vieną dalyką, kad greičiausiai bus laivas tokiu adresu. H7. Tuščia. Oi, tai tavo jau man beveik aišku. D7. D7? Jo. Pala. Nu, tai taip yra. Ir tada C7. C7. Pala, C7. Nu. B7. Nu. Ir dabar į kurią pusę klausimas. Man atrodo, kad tu būsi uždėjęs į F7. Į F7? Jo. Na ir ne. Ne? Ne. Aš bandau dabar. Pala. J. Ne. I. 10. Tuščia. Tada numušu tavo A7. A7. Jo. A7. Pala. A7 viskas. Tu jau mane nužudėjai. Jo, penkivietis tai yra prieš tai buvusio žmogaus klausimas, Jo. prieš tai buvusio svečio klausimas. Taip. Tai Davidas Visgirda tau uždavė klausimą. Kiek laiko dar, kaip tu manai, kiek tavo dar laiko užtruks, kad prasimuštum ir kodėl manai, kad to nepavyko padaryti dar iki šiol? Kiek laiko, tai čia labai sunku pasakyti iš tikrųjų. Kas tau yra, gal reiktų pradėti prasimušimas? Jo, nu tai man atrodo, kad ko gero prasimušimas yra, kai tu gali, jeigu kalbam apie komediją, tai yra pastovios pajamos, kai tu gali gyventi iš to ar ne, vien tik tais. Tai turbūt tai ir yra prasimušimas, aš taip suprantu. Nu, kai tai tampa, žinai, visiškai tavo gyvenimu. Jo. Tai šitas dalykas, kiek laiko tai truks, aš nežinau, labai priklauso nuo to, kaip aš dirbsiu, o dabar dirbties komediją aš labai noriu, žinai, tai tą darau, tuo mėgaujuosi ir turbūt kažkada pavyks. Okay. O kai pagalvoju, kodėl nepavyko dar padaryti iki šiol, turiu atsakymą? Tiesą pasakius, nežinau. Nežinau Okay. kodėl. Nu, tiesiog, okay. Aš manau, kad viskas... Laiko užtrunka. Jo, aš norėjau sakyti, kad viskas priklauso labai nuo laiko turbūt yra, žinai, nu, nes tu, man atrodo, aš su kažko dabar neseniai kalbėjau, man atrodo, kad aš esu labai geram kelyje dabar, nes viskas ateina per, nu kaip čia, po truputį, žinai, buvo vienas projektas, kitas projektas, ten pradėjai tą daryti ir aš tokiais, nu žinai, su savo svoriu taip ir lipu tais laipteliais, žinai, į viršų, taip palengva, pailsiu, palengva, bet noriu užkopti iki viršaus. Dabar dviviečio tavo ieškoti. Čia yra sunkiausias dalykas. Ar gali būti H4? Nu nežinau, sorry, bet H4 tai yra mitas, kad ten yra kažkoks laivas. H4, jo, gerai, aš manau, kad tau, nu kas čia yra? Labai keista, bet jeigu kamerą gal nepaims iš toliau, tau kaip laivai sudėti, tai atrodo po truputį gaunasi svastika. Negalvoju apie tai. Nu, aš paliksiu tau, bet... Gan panašu čia užsirietė šičia. Man įdomu, kad tu matai svastiką tenais. Simonai, ką norėtum pasakyti? Nieko. Bet tu turbūt turėsi laivą J7. Pataikiai. Pataikiau į J7. Pataikiai. J7, palauk. J7. Nu tai maž tada bus J6. Pataikiai. Nu tai maž bus J5. Pataikiai. Tu turi J8. Pataikiai. Nu tai ir J9. Nuskandinai. 5 vietas. Tai ką, likom po laivą. Gerai. Noriu užduoti dar ką nors. Aš pagalvosiu, kokį darbą. Gerai. Gali varyti, jeigu nori. Gerai. Tada A1. Tuščia. G2. Pataikiai. O, vaikelė. G2. Turim. Paskutinis laivas. Tai dabar į kurią pusę, nes pusių labai daug. Kaip ir pas mane. G3. Tuščia. Gerai. Nu tai ką, susikaupk Justinai. Susikaupk Justinai, nes dabar bus tavo dienelė. Gerai.
Žiūrėk, aš manau, kad tai yra D1. Tuščia. Eik tu savo. H2. Palauk biškelį. H2 tuščia. Ai. Da, tai, tai ką, viskas. F2 pas tave. Lika, tai tu dabar šauk. Aš šausiu dar paskutinę akimirką. Paskutinis šansas tau. C5. Tuščia. Ne. F2. Pasveikinti vieni kitus. Žinai, kur pas mane buvo? Nu, E9, D9, C9. palauk, E9. D9, C9. Palauk, aš noriu pažiūrėti dabar E9. Eik tu savo, eik tu savo. Aš pagalvojau, kad aš įdėsiu šį čia daugiau ir tu pagalvosi, kad čia nėra. Ir tu kai pradėjai šauti H, G, galvoju, gerai, Bet suveikė. žinai, tu šitą irgi darydavai, pavyzdžiui, man va tas ir būdavo, ir aš negaliu pasakyti to, bet man įdomiausia būdavo, nes tu labai dažnai irgi aplink šaudydavai, žinai, tai kur labai arti. Jo, tai aš čia G, tai viską apšaudžiau realiai. Jo. Nice, Tai ką, paskutinis klausimas paprastas apie priklausomybės. Tai kokių turi priklausomybių? Šlamštmaistis. Šlam pagrindinis šio dalykas. Jo, labai daug valgau ir cukrus. Belė kaip. Man čia yra, žiauriai sunku atsisakyti šito dalyko ir kiekvieną kartą, kai treneris klausia, kaip sekėsi valgyti. Ir kur aš Nesisekė. kur aš bandau savo, mano didžiausias pasisekimas, kad aš labai apmažinau vaisvandenį, žinai. Jo. Bet šiaip man... Turi net bitą standartą. Jo, tai va, bet šiaip ten šokoladas, sausainiai, aš galiu tiesiog valgyt, man. Bet tai dabar jau apsitvarkėjai savo Mitybą? Mitybą. Ne, mano dabar didžiausias pasiekimas yra tas, kad aš valgau pietus, ko anksčiau nedarydavau, arba pietus valgydavau kepiklėlį. Kas irgi labai skanu, bet Nerekomenduotina. Jo, tai va, tai dabar aš pradėjau valgyti pietus, tikrai stipriai sumažinau vaisvandenius ir viskas. Ir dabar ir su kitais dalykais vis dar kovoju. Stengiuosi, bet jo, vis dar vyksta didžiulė kova. Tai ką, paprašysiu tavęs užduoti klausimą kitam svečiui. Gerai, o mes žinom, kad kitas svečias? Ne. Gerai. Tai mielas svety, kur man žiūrėti, kurią kamerą? Į šitą kamerą. Į šitą. Mielas svety, pasakyk tokį dalyką. Ką tu pasimtum į negyvenamą salą? Juokauju, čia būtų labai blogai, Gerai, aš noriu pasakyti. Jo, aš noriu paliesti vis dėlto tą jautriąją pusę. Įvardink filmą, per kurį tu verkiai. Aš noriu šiek tiek jautrumo. Jo, viskas gerai su to. Gerai? Tai jo. Tai ką, dėkui Justinai, kad buvau. Dėkui Justinai, kad buvai. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjot laidą. Ir ką, tikiuosi greitai vėl susimatysim. Iki. 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 Dabar jau einam valgyti. Jo, varysim valgyti.